Sveiki, į servizą gavome pjūklą HKC 55 ir šiandien išsibandysime, kas jam yra negerai. Taigi naudosiu jūsų diskinį pjūklą, taip pat nekeičiu disko, tai yra diskas, su kuriuo dirbate. Na ir esu pasiruošęs 2 spygliuočių ruošinius, vienas 4 cm storio ir 22 cm pločio. Kitas ruošinys yra 6,5 cm storio ir 20 cm pločio. Taigi pabandysime vieną papjaustyti, kad nusipjautų ruošinys, o kitą maksimaliu gyliu skersai pjausime medieną. Taigi panaudosiu liniuotę, uždėsime pjūklą, ir bandom žiūrėti, kas gaunasi. Taigi šiuo metu atlikau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atlikau 12 pjūvių, maksimaliai apkraudamas pjūklą, tai reiškia pjoviau visų gylių. Pjūklas šiek tiek jautėsi, kad ant ribos apkrautas yra. Dar šiluminė varža nesuveikė, bet jeigu būtų pilnai apkrautas, jis tiesiog išsijungtų. Tai kai kuriais atvejais yra tokia situacija, kad pjūklas išsijungia dėl perkrovos. Bet tai yra natūrali, sakykime, funkcija pjūklo ir jisai gali kai kuriais atvejais atsijungti. Dar yra momentas, mes darome šiuo atveju skersinį pjūklų. Šitas pjūvis yra šiek tiek lengvesnis. Pačiam pjūklo diskui, jeigu darytume išilginį pjūvį, būtų šiek tiek kitokia situacija. Taip pat ženkliai lengviau pjovėsi
ruošinys, kuris turėjo mažesnį, sakykime, mažesnius matmenis, tai 4 cm storio ruošinys. Jis pjovė, jautėsi, kad pjūklas pjauna, turėdamas savo, sakykime, dar nemažai jėgos. Taip pat yra galimybė išbandyti pjūvį pjaunant išilgai. Tai tokiu atveju pjūklas bus ženkliai stipriau apkrautas. Aš gal šioje vietoje pademonstruosiu dar keletą situacijų, dėl ko taip gali atsitikti. Viena iš situacijų, dėl ko pjūklas atsijungia, tai jeigu mes atliksime pjovimą, tarkime, priliečiu diską ir įjungiu, jis iškart sureaguoja ir atsijungia. Šioje vietoje suveikia apsauga, kad pjūklas šioje vietoje priglaudžiu pjūklą ir įjungiu, jis tiesiog duoda garsinį signalą ir nesisuka. Taip mus apsaugo nuo netikėto atšokimo. Na ir jeigu pjautume išilgai medienos, kur ypatingai didelis pasipriešinimas, tai tą dalyką dabar irgi padarysiu, tai esant didesniam pasipriešinimui, šioje vietoje norėtųsi, kad diskas būtų atitinkamas ir skirtas išilginiam pjūviui. Va, tiesiog dabar pabandysiu, kaip jisai veikia išilgai pjaunant. Dabar suveikia šiluminė apsauga, pjūklas lėtai sukasi ir vėdinasi. Tai tokiu atveju mes palaikome pjūklą, kol jisai vėdinasi ir laukiame, kol atvės nuo apkrovos apkrautas pjūklo variklis. Kai tai įvyks, pjūklas pradės suktis greitai. Pjūklas įsisuko greitai, vadinasi, atsivėsino ir toliau tęsiam darbą. Na va, tokiu atveju pjūklas būna perkraunamas, jeigu naudojamas išilginis pjūvis, tai yra ženkliai didesnis pasipriešinimas. Jeigu pjūklo diskas yra atšipęs, tokiu atveju yra ypatingai stiprus pasipriešinimas ir tada pjūklas tiesiog atsijungia, apsaugo nuo sudegimo. Tai šioje vietoje reikėtų naudoti išilginiam skirtą pjūklo, išilginį pjovimui skirtus pjūklo diskus. Tokiu atveju nebūtų tokių situacijų. Kita išeitis, jeigu matote, kad dirbate su medžiagomis, kurių matmenys arba struktūra arba kietumas netitinka šio pjūklo, sakykime, galingumų, tai rekomenduojame įsigyti galingesnį diskinį pjūklą. Ačiū už dėmesį.